Labą dieną visiems, kas mūsų šiandieną klausotės. Labas, Miglė. Sveiki, labas Dovilė ir labas visiems naujienlaiškio prenumeratoriam. Ir šiandieną mes kalbėsim apie miegą. Ir Miglė, kodėl mes kalbam šiandien apie miegą? Nes apie miegą jau viskas atrodo pasakyta, ne? Tikrai galėtų atrodyti taip. Mhm. Mes apie miegą kalbam dėl dviejų priežasčių šiandien, nes tikrai tai ne pirmas ir ne antras ir ne trečias kartas, kai mes kalbam apie Ir ne miegą. paskutinis. Ir ne paskutinis naujienlaiškiuose, bet po praeito mėnesio naujienlaiškio pokalbio apie primaitinimą ir apie jo keliamą stresą mamoms ir kaip teorijos skiriasi nuo praktikų ir vaikai netelpa į lenteles, mes sulaukėm labai daug tokio pozityvaus mamų grįžtamo ryšio ir padėkų už tai, kad, na, ačiū, kad nuraminot. Nes mano Mhm. nedaro taip, mano nevalgo taip, mano neima to, ano, ar ne. Ir Ir kažkaip pastaruoju metu ir aplinkoje, ir kadangi aš pati auginu, nu, vat, tuo 8 mėnesio Adomą, tai labai daug matau tam turinio burbule visokių tokių griežtų miego patarimų. Nu, tokių, kur vat taip, o ne kitaip. Vaikas turi, vaikas privalo. Ir jeigu vaikas nemiega, tai atrodo, kad čia tėvai kažką sufeilino, tėvai kažko neišmokino, nes pasirodo, čia mes turim vaikus nuo gimimo mokinti miegoti. Ir tokios retorikos labai griežtos. Kažkur mačiau net, kad tėvai gauna diplomus už tai, kad išmokino vaikus miegoti, kūdikius miegoti, išmokino už diplomą. Ir pati, kaip turinti du taip tikrai nemiegančius vaikus, skirtingai nemiegančius vaikus ir jau galėdama palyginti tą mokinimą ir tuos vaisius ir jų nebuvimą, labai norėjusi vat apie tai pakalbėti, apie tą miegą biškai iš kitos pusės, ne apie tai ten, kaip juos migdyti, kaip nemigdyti ir panašiai, bet apie tą vat būtent pačią miego, nežinau kaip pasakyti, sistemą, kas tas miegas, kaip Mhm. tai veikia mūsų kūnas, ar ne? Na, kaip veikia suaugusių kūnuose mes jau žinom, bet kaip jisai veikia kūdikiuose ir, nu, ar tikrai mes čia dabar jūs turim mokinti miegoti ir visi jie privalo 3 mėnesių miegoti visą naktį, 6 mėnesių užmigti savarankiškai palikus kambaryje, o 1 dar ir pižamą apsirengdantis išsivalyti ir pasaką savo paskaityti. Tai va apie šitą, kad, nu, truputėlį sulyginti tos lūkesčius su realybė ir tu pati dirbi miego srityje jau 6 metai. E, Mhm. Turi visą teorinį pagrindą, baigtus mokymus, baigtus kursus, milijonus turbūt puslapių tyrimų ir knygų ir tu turi 6 metus praktikos su labai daug šeimų. Ir vat man norisi tokio, žinai, truputėlį kito požiūrio kampo apie tai, kad, nu, kaip yra teorija, mes žinom, ar ne? Mums visas internetas sako milijoną teorijų ir 100 000 patarimų ir tada mes turime praktiką, kurioj niekas neveikia ir mes Arba viskas veikia kitaip, arba arba viskas viskas. taip, arba tiesiog, nu, yra vaikų, kurie miega ir tada yra vaikų, kaip mano mama, kuriai 4 ir jinai vis dar nemiega. Vis dar O, prabunda naktį. o, Ne tai, kad nemiega, jinai o miega. Domas 8 mėnesių be jokio pieno, be nieko pastėti tiesiog užmiega ant rankų, nes aš nespėjau laiko ateiti. Tai vat turi mane tokių labai daug tų realybės skirtinumų ir labai kažkaip norisi, na taip, numažinti šiek tiek tą įtampą. Ir vėlgi, Okay. nuimti nuo mamų truputį tos kaltės, to streso ir to nespėjau, neišmokiau, dar kažko nepadariau. Aš gal kažkaip tavęs beklausydama, toks noras atėjo pradėti truputėlį iš toliau. Pradėti truputėlį nuo tokios tarsi pasižiūrėjimo, kaipgi apskritai pasaulio prasme, bet yra žiūrima į kūdikių ir vaikų miegą. Ir čia mes pamatysime vieną tokį labai įdomų dalyką. Jeigu mes turim, pavyzdžiui, nežinau, Pasaulio sveikatos organizacija, kuri visiems pasaulio vaikams rekomenduoja tam tikrus dalykus labai panašius ir taip toliau, ir tai yra, labai daug dalykų yra labai panašiai daroma, sakysime, jeigu tai yra panašaus išsivystimo lygio šalis, tai mes tos vaikus sveikatos prasme, pavyzdžiui, auginam ganėtinai panašiai. Ne? Tuo tarpu, jeigu mes žiūrim į miego pusę, tai pasaulyje yra nuo iki
požiūrėje į kūdikių ir vaikų miegą. Mes turime tokias šalis kaip tą pačią Ameriką, mes turime šalis kaip Olandija, Belgija, Prancūzija, kur tikrai mes dar ir šiandien, kai aš konsultuoju mamas gyvenančias tose šalise, labai dažnai tikrai jos ir sako, nu man tiesiog gydytojai liepia, cry it out, uždarai duris, ir vaikas išmoko užmigti. Čia niekas, sako, neturi miego kažkokių tai problemų, nes čia nuo 3-4 mėnesių tiesiog vaikai taip yra migdami. Ir aišku, mes turim suprasti dar tokį dalyką, kad tai yra nulemta kultūriškai, nes tiek toj pačioje Amerikoje, tiek Belgijoje, Olandijoje tokių motinystės atostogų po 2 metus mes neturime. Ir 3 mėnesių, jau kai vaikui yra 3 mėnesiai, pavyzdžiui, Olandijoje, Belgijoje, mamos išeina į darbą. Tai vėlgi mes turim suprasti, kad tai yra visiškai skirtinga aplinka. Tuo tarpu mes galime pasižiūrėti į dar kažkokias kitas šalis, sakysim, toj pačioj, net nereikia taip labai toli ieškoti, ta pati Italija, Ispanija, kur tikrai vaikų miega yra žiūrima taip maždaug, kaip miega, nu čia mes visi kažkaip tai bet yra šalia močiutė su mumis gyvena, jinai panešios dieną, kol mama pamiegos ir čia iš viso niekas nedarom kažkokių problemų. Taip pačioje Japonijoje yra visiškai norma vaikams miegoti kartu su tėvais ir ten niekas irgi ir ilgai ir niekas ten net neužduoda tokio klausimo. Tai vėlgi mes turim suprasti, kad šalių požiūriai kultūriškai į miegą yra beprotiškai skirtingi. Ir todėl, kai mes irgi renkam tą informaciją, kai mes pačios esam tam informaciniam burbule, mes labai turėtumėm pasidaryti tokią aiškę higieną. Kur ir kodėl galbūt kažkokia influencerė Amerikoje, pavyzdžiui, dalinasi kažkokiais tam tikrais miego patarimais, ne? Kažkuri miego konsultantė, kuri galbūt pabaigė mokslus Amerikoje, jinai dėlioja vėlgi pagal tą amerikietišką modelį, kur vis dar yra labai daug skiriama dėmesio tam, kad, mama išsimiegotų, nes ji turi eiti į darbą, nes ji turi darbe būti produktyvi. Čia niekas nekalba apie vaiko interesus, apie saugų prieraišumą, čia ne apie tai. Pirminis fokusas yra produktyvi mama dienos metu. Ir mes visus tos dalykus turim turėti galvoje, kuomet mes atsirenkam savo tą informacijos srautą. Ne? Aišku, mes galime galbūt tikrai rasti ir kitą tą tokią pusę, kuri yra kaip visą laiką tam intervale yra 2 tos pusės, sakysim, ne? Yra ir kitoje pusė, kur tikrai yra beprotiškai nueita į tai, kad mes tenkinam tik vaiko poreikius, mes tik apie vaiką ir mes visiškai tada į paraštės nustumėm mamą ir sakom, tu būsi bloga mama, jeigu tu dabar galvosi apie save, nes dabar tu turi galvoti tik tai apie kūdikį. Ne? Čia vėlgi, sakyčiau, yra per didelis kraštutinumas, todėl man labai patinka būti tam tokiam truputėlį per vidurį, labiau krypstant į tai, kad mes atliepiam priklausomai nuo amžiaus, mes kuo kūdikis mažesnis, tuo mes labiau natūraliai atliepiam daugiau kūdikio poreikius nei savo. Ir tos svarstyklės po trupučiuką lyginasi tada, kada vaikas auga. Tas irgi yra labai svarbu, kad tai keičiasi tam tikri dalykai. Ne? Tai ir aš kartais per konsultacijas, aš ir kažką tai pasakoju mamoms ir aš labai dažnai tokią frazę naudoju, kas pas mane konsultavosi, galbūt jau net atpažins ją. Ir aš sakau, jeigu jūs dabar kalbėtumėt su kitu miego konsultantu, gali būti, kad jums pateiktų visai kitas rekomendacijas. Todėl vėlgi labai svarbu, kai mes einam ir į miego konsultaciją, nesvarbu, į miego, į mitybos, į kokią nori konsultaciją. Mes turim pajausti, kad tas žmogus kažkaip tai man priimtinas jo požiūris iš esmės, ne? Tada mums lengva yra, mums rezonuoja tai, ką žmogus sako. Nes tikrai aš galiu pasakyti, kad tikrai tą, ką aš patariu per konsultacijas ir, pavyzdžiui, yra kiti miego patarimai būtų gal ne kardinaliai, bet jie būtų stipriai kitokie, nes orientacija, pavyzdžiui, yra ne į prieraišumą, ne į saugų ryšio kūrimą, bet, pavyzdžiui, visai kitus dalykus ir tai yra natūralu. Ir žinai, kai tavęs klausau, tu kalbi apie šalis, ar ne, skirtingas, bet aš tai girdžiu skirtingas šeimas.
Nes visus tos modelius, kuriuos tu vardinai, mes juos galim sutikti toje pačioje Lietuvoje, ar ne, mes galim sutikti šeimą, kuri galbūt gyvena su seneliais kartu arba šalia toj pačioj kitoj laiptinėje. Ta močiutė gali ateiti ten gal vakarais, gal gali dienom, gal turim tą kaimą, ar ne, kuris gali mums leisti kaip Italijoje. Nu, čia aš pamiegojau, čia vaikas pamiegojo, čia ant močiutės, čia ant mamos, ar ne. Na, to žongliravimo tokio, ar ne. Mama turi erdvę savo. Mes lygiai taip pat turim mamų, kurios išeina dirbti ir Lietuvoje 3 mėnesių kūdikius augindamas, ar ten 6 ar 8, nu, nesvarbu, ar ne, ir vaikai lieka, ar kūdikiai, ar su aukle, ar su tėčiu, ar su ta pačia močiute, ar ne. Tai mes visus šitus modelius turim, na, net ir čia lokaliai Lietuvoje. Ir tas parodo dar kartelį tik tais, kad, na, gal nėra vieno teisingo atsakymo. Taip. Ir kad negali būti viena formulė, kai mes kalbam apie miegą, nes tiesiog, na, ir šeimos jau situacija labai skiriasi, ar ne, mamos resursas labai skiriasi. Taip. Nes jeigu pas tave, pažiūrėjau, ateitų mama, ar ne, ir sakytų ten, nu, va, čia dabar 4 mėnesių miego regresas, čia kažkas, nu, aš taip gal jau po truputį norėčiau, nu, bet gal dar galiu, nu, čia, kaip čia mama, ne? Tai turbūt būtų patarimas vienas, bet jeigu ateitų mama ir sakytų, viskas, mirštu, nebegaliu, kraustus iš proto, ką man daryti? Turbūt visai įduotų patarimą. Tikrai ir patarimas būtų kitoks, bet man atrodo, kaip tu gražiai labai taip suvedė į tai, kad mes tikrai, iš tikrųjų, tu teisi, mes turim tos pačius atvejus, net ir toj pačioj vienoje Lietuvoje, bet taip pat, kas yra labai svarbu, mes taip pat turim labai skirtingus vaikus. Ir apie tai mes taip pat kartais, man atrodo, tose miego patarimuose mes kartais pamirštam. Ir kartais tėvai juokiasi, kai aš per konsultaciją sakau, pasakokit man apie savo vaiką. Koks temperamentas vaiko, ypač kai vaikai truputėlį vyresni, aš visuomet klausiu, koks jautrumas, kaip reaguoja į daiktų, į garsus, į šviesas, į drabužius. Nes visa tai turi labai svarbę reikšmę tam, kaip vaikas miegos. Mes net kalbam apie tai, kaip kūdikis gimė, nes tai irgi turi labai didelę reikšmę tiesiog bendram kūdikio jautrumui dažnai. Tai ir mes tą kartais pamirštam, kad tai vieni metodai, kurie tinka labai tokiems atsipalaidavusiems, adaptatyviems kūdikiams, kur, žinai, būna grupėse tokios mamos, sako, tu ko jūs čia darot problemą, taigi neduokit krūties, paimsit, paglostysit ir užmigs. Na, tai mes čia iš karto žinau, kad mama augina tiesiog kūdikį, kuris yra labai ramaus, adaptatyvaus temperamento, kuris iš esmės jam yra svarbu, kad yra saugumas, tai yra mama yra šalia, ar mama davė krūtį, ar mama paglostė, iš principo nėra labai didelio skirtumo, ne? Bet taip pat mes galime turėti kūdikius, kurie yra labai jautrus, kurie labai jautriai patiria pasaulį. Tai nereiškia, kad jų gyvenime yra kažkokios problemos, arba kažkas yra blogai, arba mama kažką daro blogai. Visiškai ne. Tiesiog tą patį garsą, tą pačią šviesą, tą patį patyrimą vaikas patiria tarsi, žinai, magnified. Nu, tai tarsi per padidinamą į stiklą jisai tą patyrimą patirtų. Ir pokytį. Ir tada ir pokytį. Buvo, nėra. Taip. Ir tas pokytis tam vaikui gali būti didžiausias, nu, ta prasme, perversmas gyvenime. Tai gali būti tarsi labai, didžiulis įvykis. Tai tokiam vaikui mes, jeigu sakysim, vietoj to, kad aš tau duosiu krūtį, mes tave paglostysim truputėlį pasiguldę, tai vaikas sakys, nu, ta prasme, labą dieną, apie ką jūs čia. Tai yra tam vaikui tiesiog yra per sunku. Ir čia nėra klausimas apie tai, kad tėvai gerai ar blogai daro. Tokiam vaikui reikia visiškai kito tempo, visiškai kito prieimo, todėl labai svarbu suvokti, koks yra mūsų kūdikio temperamentas. Ir dar vienas dalykas, kuris yra beprotiškai svarbus, tai yra, kad dažnai miegas yra tik simptomas. Tai reiškia, kad mes nieko nedarome blogai, ta prasme mes viską darom taip, kaip mes darom, bet gali būti kažkokių priežasčių, pavyzdžiui, vaikas netoleruoja kažkokio maisto produkto, jam pučia pilvelį. Ir mes galim iš miego pusės daryti kokius nori metodus. Mes galim ir virkdyti, ir nevirkdyti, ir glostyti, ir būti. Net tame yra priežastis. Ir va tai yra labai svarbu, man tiesiog dabar iškilo, žinai, aš turėjau tokį atvejį, aš atsimenu, mama kreipėsi pas mane po pokalbio su kita miego konsultante ir vaikas turėjo gana stiprų refliuksą.
Ir refluksas tai yra, kai kyla rūgštis, vaikai atpilinėja. Graužia arba graužia. Taip. Ir paprastai, kol refluksas yra nesuvaldytas, apskritai miegas yra dažniausiai tikrai labai prastas, kol mes arba vaikas neišauga, arba kažkokia medikamentinis gydimas nėra paskiriamas. Ir jinai kreipėsi į mane, nes tiesiog gavo rekomendaciją vėlgi vaiką laikyti lovytėje, vaikas verkia, ta prasme, jo neimti ir taip toliau. Ir mama intuityviai pajautė, kad kažkaip jos vaikui tai netiks. Ir tai yra net ne tai, kad netinka, tai yra netgi žalinga rekomendacija, ypatingai vaikams turintiems refluksą. Nes kada vaikas verkia, jisai visas įsitempia, tai reiškia, kad iš skrandžio dar labiau. Tai bet visus tuos niuansus ir mes pačios geriausiai pažįstam savo kūdikius. Ir mes visus tuos niuansus žinom. Ir mes tikrai gerai ganėtinai nujaučiam, bet tuo pačiu mesgi norim išsimiegoti, tuo pačiu mesgi norim pailsėti, nes miegas yra mūsų tas bazinis poreikis ir tai yra, apie tai niekas nesiginčia. Ir kartais gali atsirasti toks labai neramus protas, kuris mums nuolat sakys, kad tu čia darai blogai, tu čia ne taip darai, nes va žiūrėk. Gal gali dar kažką, gal gali dar daugiau. Taip. Nes žiūrėk, va čia va tau kažkur Instagrame parašyta, kad 6 mėnesių jau nebeturi žysti, kad, nežinau, 8 jau turi išmiegoti per visą naktį, o jeigu tavo dar 1,5 neišmiega per visą naktį, nu, tai iš esmės sufeilinai. Tai labai iš tikrųjų šitam informaciniam triukšme aš manau, kad mamoms yra labai sunku jame tiesiog būti. Ir matyti savo vaiką. Ir matyti tą. Man atrodo, čia yra, aš taip vakar migdžiau Adomą kažkaip ir galvoju apie mūsų pokalbį šiandienos, bemigdydama. Ir pastebėjau tokį vieną mažą momentą. Adomas šiaip yra labai susijęs miegą su žindimu, jeigu jį atsineši miegamai ir paguldai į lovą ir neduodi iškart žyst, jis pyksta. Nes jį paguldai iškart verčiasi ant šono ir tiesiog, jam jau tai yra, labai stipri padaryta asociacija, ar gerai, ar blogai laikas parodys, bet aš jį vakar migdau, jisai žinda, sustoja, nusisuka ant kito šono, pasimuisto, atsidūsta ir knibina pagalį. Nemiega. Guli. Jaučiu kvėpavimas, lėtė. Užmigo. Aš taip žiūriu ir galvoju, vakar tu užmigai pas tėtį, nes aš nespėjau ateiti. Šiandien tu jau pavalgiai ir nusisukai nuo mane. Nu ir užmigai ta prasme, kad nežysdama. Taip. Gal čia yra langas, pradėsi. Labai tikėtina. Atskirinėti, ar ne? Ir galbūt pažindinti ten fotelyje ir tada gultis į lovą kartu, bet pradėti daryti atskirimą. Ir ką aš noriu pasakyti, kad šitoj vietoje aš neturėjau galvoj jokio triukšmo. Ir va taip sąmoningai tik tais savo kūdikio duodama informaciją skaičiau ir galvoju, man turbūt visa teorija ir visas Instagramas ir nepaprieštarautų bent 6 būdais arba pasiūlytų 8 kitokius būdus. Jie jau sakytų, kad tu pavėlavai, nes nuo 8 mėnesių jau seniai turėjo būti šitas padarytas. Jo, arba kad aš jau vėluoju ir kad jau yra blogai, kad jis ten turi asociaciją su pienu, miegu ir panašiai. Bet realiai, tikėtina, kad ir vėluodama 2 mėnesiais, ar ne, jeigu aš tą pradėsiu daryti dabar, man taip atrodo, kad bus daug daugiau šansų, kad mes tą padarysim ramiai, be streso, be ašarų, nes jisai jau pradėjo rodyti ženklus, kad jis yra pasiruošęs. Ir aš kažkaip galvoju, ir tada man taip iškilo ta problematika šitam pokalbiui, kad kad vaiką mes turim matyti ir tu taip gražiai dabar viską sudėlioji, man net nespėjus paklausti. Kad iš tikrųjų, kiek mes turim daug paslėptų, ar ne, ten tarkim, mano vyresnėlė ar nemiega labai neramiai, todėl kad jinai labai jautriai išgyvena dieną ir jinai naktį išpasakoja per miegus tai, kas jai galvoje sukasi keletą dienų. Jinai, pavyzdžiui, praeitą savaitgalį leido ilgai savaitgalį su seneliais, šią naktį kažką rėkia, ne, močiutė, ten kažkas, ne taip, kokią mezansceną vyko, kuri buvo tą savaitgalį ir galbūt jai ten liko neatsakytų klausimų. Gal ten, kažką pajautė kitai, kažkas, ar ne? Ir jai
dar galvoj sukasi ir tai mes turim fizinį diskomfortą, kai yra maži, mes turim pilvą, mes turim refliuksą, mes turim pūtimą, mes turim dantis, mes turim galbūt per mažai arba per daug stimulo, per mažai arba per daug miego dieną, mes turim tiek daug kitų kintamųjų, kurie Taip, nėra pats miegas. Ir iš tikrai esmės labai daug. spręsk tu, ką nori, migdyk tu kokią nori lopšinę, nu jeigu vaikui pučia pilvą ir jis riečias ir klykia, klausimas ar padės. Tai mano gal toks, žinai, labai griežtas ir tiesmukas klausimas. Tai ar mes turim vaikus mokyti miegoti? Okay. Turbūt ir čia vėl, priklausomai nuo to, su kuo kalbėsi, gausi labai skirtingus atsakymus. Net nebijoju, bet... Aš sakyčiau vieną dalyką, ką mes, jeigu kalbam apie kūdikius nuo pat gimimo, ne, tai labai svarbi dalis yra būtent stebėti savo kūdikį. Tai yra nepasimauti labai stipriai ant to, kaip kažkokių tai teisingų rekomendacijų, ne, kad pavyzdžiui, nežinau, vienas iš tų mitų, kad užmigti bežindant yra blogas įprotis ir šito mes turėtume vengti, migdyti kūdikius kitais būdais. Jeigu mūsų kūdikiui tinka, tokių kūdikių tikrai būna, kur mes, pavyzdžiui, nežinau, suvystom ir jisai guli vaknibinėja pagalvę ir kai kurie nuo gimimo tą daro ir jie užmiega. Tai tikrai mes, aišku, leidžiam kūdikiui, ne, mes pabandom, mes pasižiūrim, mes paeksperimentuojam, bet tikrai yra kūdikių, kuriems natūralu ir tai yra pats natūraliausias užmigimo būdas, jie užmiega prie krūties ir tai yra, yra gėrių gėris, ne, aš taip bandau įsijausti į kūdikio, žinai, poziciją ir tai yra, tai yra maksimalus saugumas, aš jaučiu mamą, aš girdžiu jo širdies plakimą, aš jaučiu tą šiltą pienuką, tai yra tiesiog tobulas užmigimo būdas. Tai yra visiška buvimo pilve simulacija, nes taigi ten maistas paduodamas 24/7, širdis mamos plaka, šilta, jauku, yra tu visas apgaubtas, realiai tai yra simuliatorius. Taip, tai pavyzdžiui, mes turim kūdikį, kuriam tai yra komfortiškiausias užmigimo būdas ir mamai šitas būdas yra lengvas, paprastas, aiškus. Nėra tikrai jokios nėra priežasties to nedaryti. Man labai visą laiką norisi akcentuoti, nedarykim pokyčių šiandien, kol mums kažkas viskas veikia, ne? Nedarykim pokyčių dėl baimės, dėl ateities. Nes tai yra pats blogiausias, man atrodo, tai yra pati blogiausia priežastis pokyčiams. Aš dabar kažkokį pokytį darau ne todėl, kad man to pokyčio reikia, bet todėl, kad aš bijau, jog ateityje bus kažkaip tai. Mes nei vienas neturim to stebuklingo rutulio, žinai, kur galėtumėm pasakyti, kaip bus ateityje. Nes ateitis gali labai labai keistis, gali vieną dieną tiesiog kūdikis pradėti užmiginėti kitų būdų. Tarsi gali būti milijonas pokyčių, todėl labai svarbu stebėti savo kūdikį, rinktis tokius migdymo ir užmigdymo ir buvimo su kūdikiu būdus, kurie matosi ir kūdikiu yra komfortiški, ir mums patiems yra komfortiški, ne? Taip pat labai svarbu, man atrodo, niekur neskubėti. Na, leisti irgi išbūti tą išstebėti, nežinau kaip sakau, išstebėti, turbūt tas ir yra žodis, ne tik stebėti, bet išstebėti, ta prasme, kad tikrai išbūti tame stebėjime, nes aišku, mes kartais tikrai, sakom, o žiūrėk, aš ant rankų taip stipriau pasupsiu, tėtis stipriai pasupa ant rankų ir žiūrėk, užmiega per 5 minutės. O jeigu aš ten, nežinau, glostau arba būnu šalia, arba netgi, pavyzdžiui, žinda, tai žinok, užtrunka 20. Kur mes skubam? Kur mums tos 15 minučių, ką jos mums gyvenime iš esmės pakeis, ne? Gali labai daug. Šiaip. Gali būti tai bus karštas dušas, bet man atrodo, kad dažniausiai tai yra tarsi mes ieškome efektyvumo, mes ateinam į tą motinystės tokio, o mes viską greitai, o mes viską efektyviai. Taip kaip darbe iki tol darėm, žinai, viskas kuo greičiau, kuo efektyviau, tobulai. Tai mes tarsi tą patį atsinešame motinystę. Tai tas irgi yra labai svarbu, kad niekur neskubėti, išstebėti, o kas tam kūdikiu yra, kas tinka, kas netinka. Taip pat mes turim tikrai daug kūdikių, kurie atkeliauja į pasaulį su labai ta jautria nervinė sistema, su labai sunkiom gimimo patirtim, ne, kur, pavyzdžiui, jie buvo atskirti nuo mūsų, arba jie tiesiog labai irgi patiria tą pasaulį taip intensyviai ir jie sukaupia daug streso ir daug sukaupia įvairiausių emocijų. Tai vėlgi, ką pasižiūrėti, būtinai apie kūdikio verksmą, būti informuoti ir žinoti, kad ne visada, kai kūdikis verkia, tai turi būti man panika kilti, nes
Kai kūdikis verkia, jisai gali verkti dėl nepatenkintų poreikių. Sauskelnė Yra netokia. labai geras tavo podcastas su Marion Rose. Su Su Marion Rose. Marion Rose. Reikia jį paštu naujienlaiškai įdėti. Jo, tai va, įdėsim tą podcastą, nes iš tikrųjų mes turim atskirti, kad turim žinoti pirmiausia ir turim atskirti, kad yra du verksmai. Vienas informuojantis apie poreikius, antras verksmas, tai gali būti tada, kada mes, žinot, tas verksmas, kur jau nebesuprantu, kodėl verkia, na, aš viską padariau, poreikių, tuk, prabėgau, viskas gerai, bet kūdikis verkia. Dažniausiai, kai mes turim tą tokį verksmą, kur mes nelabai suprantam priežasties, mes dedam visas įmanomas pastangas tam verksmui nuraminti. Mes supuojam, supam ant kamulio, į mašiną nešam, ta prasme, darom visus dalykus. Kas vėlgi ilgainiui iš tos mūsų baimės arba nenoro, kad kūdikis verktų, mes sukuriam labai daug irgi tokių asociacijų arba tokio chaoso kūdikio galvoje, kad tas miegas iš esmės yra toks chaosas. Čia visi kažkaip tai kažką daro, ir kažkoks tai vyksta reikalas, o man iš tiesų tai reikėtų paleisti emocijas, atsipalaiduoti ir nueiti miegoti, nes aš turiu jau aš atėjau su gebėjimu miegoti. Ne, tai yra natūralus dalykas. Mes tam tikrą prasme, tas pasakymas, ar tu klausai, ar mes turim mokyti kūdikius miegoti nuo gimimo? Ne, bet mes turim suprasti, kaip veikia kūdikių kūnas ir kaip veikia jų miegas. Tai yra, kad mes, sakysim, būdravimo intervalas, kad jisai pakankamai trumpas, kokie yra nuovargio ženklai, kada mes migdome, ką mums kūdikis nori pasakyti vienu ar kitu verksmu, bet taip, kad mes turėtumėm pradėti mokyti, nes yra kažkoks teisingiausias būdas vaikams miegoti, tai tikrai ne, nes jo nėra ir miegoti kiekvienas kūdikis moka, tik tai, kad jisai daro tai skirtingai. Tai gerai, tai ką man daryti, jeigu, pavyzdžiui, gerai, pavyzdžiui, ne? Paimkime nuo domo, padarykim case study, ne? Padarykim. Beveik 8 mėnesiai, 3 pietų miegai dieną, 2 po 1,5, 1 kem 5 minutės, būdravimai po 2 valandas, vakare ilgesnis, užmiega lengvai, arba žįstamas, arba nusisuka, arba be pieno net pastėti ant rankų. Bet naktimis, kai prabunda, įvairiai, gali po kem 5 minučių, gali po 1,5, gali po 3, nėra kažko, ar ne? Muistosi ir didžiąją dalį prabudimų nepavyksta pačiam sugrįžti miegoti. Yra kartų, kai pavyksta, pasimuisto ir pavyksta, bet yra kai ne. Kas tada vyksta? Vis labiau muistos. Ką tada darai? Duodi pieno, užmiega. Ką reikėtų daryti tada mamai su tokia situacija, ne? Nes teoriškai yra keli būdai, ne? Vienas būdas yra, kaip tu sakai, tiesiog duoti tą pieną, jisai vėl užmiega, tu užmiegi, mes miegam kartu, tai kaip ir nėra sunku ir toliau visi miegam, ne? Kitas būdas, ką sako teorija, yra, tai jau mokyti. Tai reiškia, kad jau ten tik kuo mažiau, ten iš pradžių į ranką, paskui tik ranka, paskui tik ir taip toliau. Bet tai atneša didelę riziką, kad jisai pradės išsibudinti pilnai. O kas tada? Tada būdravimas vidury nakties, ar ne? Ir pavyzdžiui, tokia situacija mamai, ar ne? Jinai mato, nuskaito, arba ten, pavyzdžiui, neužmiega niekaip kitaip, bet tik sukrutimo galbūt norėtų, ne? Arba aš, pavyzdžiui, prabunda ir tarsi norėtųsi jau gal jau nebeduoti to pieno, ar ne? Kaip naviguoti visą tą informaciją, nes taip yra idealus variantas nueiti individualiai konsultacijai. Tikrai ne visada individuali konsultacija yra būtina, aš tai sakyčiau, kad... Toks idealus variantas, bet paprastai dabar pranaviguoti tokią situaciją mamai su visa informacija, su visais... Ir aš kaip visada noriu prie tavo klausimo prieiti trupučiuką iš toliau. Nesvarbu, kokia yra situacija miege, nesvarbu, kokia yra du dalykai. Pirmas dalykas, tai visą laiką pasižiūrėti, tai ar tai, kas vyksta, tarsi ir tai nėra labai sunku, kaip pasakyti, įvertinti, ar vaikas nepatiria kažkokio tai miego trūkumo. Ar vaikas nepatiria miego trūkumo, mes galim pasakyti pagal labai paprastą dalyką. Tai yra vaiko nuotaika būdravimo metu. Jeigu mes būdravimo metu turim vaiką, kuris pažaidžia kažkiek, kuris pabūna ir kuris į būdravimo pabaigą pradeda irsti ir mes taip suprantam, kad jau pavargau ir jau reikia pailsėti, reiškia, vaikas kažkokio miego trūkumo mes čia neturime, tai reiškia, situacija nėra kažkas tai ten
kad čia reikia kažką daryti. Gali būti, kad mes galim pastebėti, kad vaikas, pavyzdžiui, yra irzlus, bet tarkim, mes matom objektyves priežastis. Dygsta dantukas, nežinau, mes nerandam kažkokio maisto produkto, kuris dirgina, arba pilvukas skauda, dar kažką. Tai čia yra atskira istorijos dalis. Na? Bet vaikai, kaip ir sakiau, vaikai miega labai labai skirtingai ir visai nesvarbu, koks yra tų vaikų amžius. Pirmas dalykas, į kurį, man atrodo, labai svarbu pasižiūrėti, tai yra priimti, kad mano vaikas va taip miega, ne? Ir man čia labai iškyla tavo, va, pavyzdžiui, jeigu pavyzdžiais kalbant, tai va tavo pavyzdys su Ema, mes daug, aišku, kalbėjome apie Emos miegą, bet Emai 4 ir jinai miega naktį vis dar kartais atsibunda, ne, jinai daug kalba, jinai daug... Ir mes galim sakyti, kad tai yra kažkokia problema. Ne, ir sakysim, nežinau, tu ten ją gali vedžioti pas neurologus ir sakyti, man reikia, kad jinai naktį nekalbėtų. Bet mes galim prie viso to prieiti iš tos pusės. Ok, aš auginu vaiką, kuris naktį kalba. Na? Ir jam reikia, vat, sakysim, galbūt tam, kad mes visi, aš čia taip ne visai tiksliai pagal tai, kas pas tave vyksta, bet tarkim, ne? Galbūt tam, kad mes išsimiegotumėm, reikia, kad vaikas miegotų kitam kambarį. Bet vaikas yra jautrus, tai mes negalime jo tiesiog perkelti į kitą kambarį. Mes galbūt tai darysim kažkaip palaipsniui ir darysim tą tokį vat pokytį. Ne? Jeigu kūdikis mažesnis, bet tarkim, na nežinau, užmiega tik su krūtim, bet mes tam prie to galim prisitaikyti. Tai pirmas žingsnis yra pasižiūrėti, ar mes galim nekeisti vaiko miegojimo būdo. Jeigu vaikui miego pakanka, mes nematom kažkokių tai raudonų vėliavėlių, kad vaikas, nežinau, nepailsėjęs, ten dar kažkokie dalykai nevyksta. Tai pirmas žingsnis būtų, ar mes galim prie to prisitaikyti. Tai reiškia, kad gal mes galim kažką pakeisti savo elgesyje, savo buvime su vaiku, kur mes taip pat gautumėm daugiau miego ir nereikėtų keisti vaiko miego būdo. Kartais tai gali būti, pavyzdžiui, miegojimas kartu su vaiku. Neužsispirti, kad, nežinau, vaikas turi miegoti lovelėje, kiek akivaizdžiai vaikui trūksta saugumo ir vaikas nori jausti kūnišką kontaktą. Tai reiškia, kad mes tada sakom, okei, tai mes tada miegam kartu. Mes miegam kartu, bet man gal nepatogu, bet gal aš galiu įsipatoginti, galbūt tai yra kažkokia ilga didelė pagalvė, kur aš pasiremsiu nugarą, tam, kad aš galėčiau irgi išsimiegoti. Vaikas prastai miega dienos metu namuose, bet gerai miega lauke. Ok, padarykim 3 miegelius lauke. Vaikas labai gerai miega nešioklėje. Ok, padarykim vieną ilgesnį miegą nešioklėje, padarykime 1, 2, 3 trumpesnius miegelius, bet vieną ilgesnį nešioklėje. Tai yra, pabandykim prisitaikyti. Nebūtinai pirmas žingsnis yra daryti pokytį vaiko miege. Ne? Tada kitas klausimas yra labai dažnai mamos irgi, tai kada jau aš čia turiu daryti tuos pokyčius. Vėlgi, tokio laiko arba tokio amžiaus kažkokio tikrai nėra. Net jeigu jūs skaitysite internete, kad, nežinau, nuo 6 mėnesių vaikai turi užmigti patys, nuo 6 mėnesių vaikai nebeturi žysti, visa tai yra pramanai. Nėra jokių kažkokių tai gairių ar medicininių tyrimų, ar mokslinių tyrimų, kad štai nuo tokio amžiaus vaikas turi miegoti pats arba nuo tokio amžiaus jisai jau turi nežysti naktį. Tokie pasakymai, kaip kad neturi žysti nuo 6 mėnesių, yra apskritai absurdas dėl to, kad tai yra pagrindinis vaiko maistas, motinos pienas, ir pasakyti, kad vaikas jau turi nebežysti naktį, tai gali sutrikdyti tiek laktaciją, tai gali tokia nuostata tiek sutrikdyti vaiko augimą. Tai iš esmės tai yra netgi, sakyčiau, labiau žalingas patarimas, negu kad kažkoks naudingas būtų patarimas. Judam toliau. Jeigu mes kažkurį laiką jau prisitaikėm prie kūdikio miego, nepriimam, kad kūdikis mūsų miega taip, ne kitaip, mes prie to prisitaikėm. Ir su tuo keliaujam tol, kol jums tai yra patogu. Tol, kol jūs, vat, pavyzdžiui, kaip Miglė sako, na, Adomui jau 8 mėnesiai, gal ir būtų reiktų išmokyti užmigti savarankiškai, bet realiai problemų jokių nėra. Labas, Adomai, apie tave kaip tik kalbam. Jis išgirdo, kad mes apie jį kalbam. Tai realiai kažkokios problemos, vat, apie tavo atvejį dabar kalbu, realiai pas tai kažkokios problemos, nėra. Jis užmiega, pabunda, pažinda, jūs miegat toliau. Pagrindinis klausimas yra visą laiką mamai. Kaip tu su šita situacija? Ir jeigu man atsakymas būna dažnai mamų, nu šiaip tai man viskas gerai,
Bet, žinai, visi aplinkui sako, kad jau turėčiau, jau gal, gal ir gerai būtų, bet šiaip tai man viskas gerai. Taip, nesu ryte ten išsimiegojus, bet tikrai esu decent pailsėjusi, ta prasme, viskas kaip ir gerai, ne? Tai aš visuomet sakau, tai, kam tau reikia kažką keisti tada? Nes dėl to, kad kažkas sako, dėl to, kad kažkas kažkur parašė, kad tokio amžiaus, bet tai ne apie tave. Tai yra kažkokia tai teorija, kurią kažkas vadovaujasi, bet tai ne apie tave. Tai reiškia, mes keliaujam su ta situacija, jeigu jinai mus tenkina, jinai mums yra visai ok, keliaujam tol, kol mes pajuntam, kad nebe ok. Ir taip iš tikrųjų, taip išjaučiam iš savęs, nebe ok, aš taip, viskas. Ta prasme, kažkurioje vietoje mums jau nebetinka tas modelis, kuris iki tol buvo. Arba įvyksta tai, kas įvyksta pas tave su Adomu, aš pradedu matyti, kad, vaikas pats kažkaip pradeda rodyti ženklus, kad jam jau visai patiktų gal ir kitaip. Ir čia irgi vėl labai svarbi ta stebėjimo pusė, apie ką kalba visos tas ir Montessori, ir Rai, kad tas stebėjimas, tas palaukimas tarsi truputėlį, o tai kas bus, kai tu čia nusisuksi? Nes instinktyviai gali galvoti, tai palauk, nebaigiai valgyti, grįžk atgal, ne? Bet, matai, o tu čia, pradėjo zirsti. Instinktyviai galėtų atrodyti, tai tuo įsiverks, jau nebeužmigs. Bet mes galim palaukti truputį, o gal tai yra tik tai kažkoks tai, visai nenoras grįžti prie krūties, bet noras paleisti kažkokias tai emocijas. Mes pradedam stebėti kūdikį ir kartais mes pamatom, kad iš tikrųjų, žiūrėk, kūdikis man rodo ženklus, kad jam taip jau nelabai, ne? Ir tada mes pradedam po trupučiuką eksperimentuoti, žiūrėk, o jeigu mes tą žindymą ir užmigimą padarytumėm truputį ilgesnį tarpą. O jeigu mes pavalgytumėm ant fotelio, ką dabar, pavyzdžiui, tau patarčiau eksperimentuoti, ir tokiom atveju kaip tavo, mamom patariu paeksperimentuoti, pavalgykit prieš vonę, nusiprausat, pasiruošę, ateinat miegot, persirengėt pižamą, kad ką jūs ten bedarytumėt, ir tada pasižiūrėkit, pabandykim pamigdyti. Ne, kūdikis sako, ne, aš dar noriu krūties. Ok, pabandom vėl užmigdyti prie krūties, bet mes jau ką padarėm? Mes jau pradedam judinti tą įprotį. Mes jau įsivedėm vieną žindymą prieš vonę. Gali būti, kad vaikutis jau nebebus toks alkanas, jisai greičiau paleis krūtį dar neužmigęs, jisai pagulės ir jau pradės užmigti. Žiūrėk, 3., 4., 5. vakaras, mes jau pažindėm prieš vonę, atsigulėm pasigulėt ir jau vaikutis, jam pavyko užmigti ir be krūtinės, nes jisai jau buvo sotus, jau jam viskas gerai, jis jau pabandė kelis kartus. Ir čia tas yra švelnus toks ėjimas stebint savo kūdikį. Ir gali būti, kad tame procese staiga, čia nedaug dievė, bet gali būti staiga vaikas, pavyzdžiui, jau visai atrodo neblogai pats užmiginėjo, bet staiga, nežinau, parnešė sesė virusą iš darželio, ne? Ir mes sakom, taigi jam dabar ten, nežinau, skauda, dar kažkas tai vyksta. Ir kaip aš viską sugadinsiu? Nieko mes nesugadinsim. Jeigu mes vieną kartą perėjom šitą kelią, reiškia, bus kitas langas. Vaikas serga, vaikui blogai, grįžtam prie to, kad visiškai tenkinam jo poreikį, žindom tiek, kiek reikia. Bet mes tikim ir savim, ir savo kūdikiu. Ateis laikas, mes vėl tai padarysim. O žiūrėk, gerai, tu labai gražiai viską dėlioji. Ir tarkim, ar ne, aš jau priėmiau, kad tarkim, man yra ne ok, ar ne, ir aš noriu judėti, ir pasirinkau metodą A, ar ne, tarkim, taviškį, ne, ir pavyzdžiui, vaikas ten vieną vakarą verkia, ok, normalu, kažkas naujo, ne, antrą vakarą verkia, sunkiai migdosi, ok, normalu, kažkas naujo. Kaip mamai suprasti, kada, kiek, kad, tarkim, galbūt metodas A jos vaikui dabar, šiuo metu, šitoj situacijai, nėra visgi tinkamas. Nes, žinai, kartais būna toksai, tu tarsi bijai... Nežinai, kada kvitinti, ne? Bijai mesti, nes gal mesiu per anksti, gal čia reikia dar truputį pakentėti, bet, kartais taip ir iš tikrųjų yra, o kartais tas, žinai, tai kiek tas kentėti ir kam kentėti. Tai, kaip šitą, įsivertinti? Aš tai sakyčiau, jeigu mes keliaujam su tuo, kad mes keičiam užmigimo būdą ir tam perkeliam žindymą anksčiau ir keičiam užmigimą į kitą užmigimo būdą, tai maždaug jeigu per 4-5 vakarus mes vis dar turim tokio paties intensyvumo verksmą, jau reikėtų tada
brūkštelkit bent man žinutę, nes greičiausiai netinka, greičiausiai kažkas yra ne taip. Ir tu ne taip gali būti, kad, pavyzdžiui, žindymo reikia ne prieš vonę, bet po vonios, bet kad neužmigtų ir tada tik, tarsi, kad mažesnis tarpas, pavyzdžiui, tarp žindymo būtų. Gali būti, kad mes perėjom į tai, kad mes iš karto pasiguldom ir tik tai paglostom, ne, bet kūdikiui perėjimas toks yra per didelis žingsnis, ne. Tai mes tada pereinam į tai, kad mes kažkokį laiko tarpą pereinam nuo žindymo prie supimo, bet tam prie supimo mes pereinam gana trumpam laiko tarpui, toks yra tik perėjimas, kad nesuformuotumėm naujo įpročio ir mes daugiau tos pagalbos tada įsivedam, ne? Gali būti, kad kai kūdikis užmiega kitu būdu, kartais reikia šiek tiek ilgesnio būdravimo, negu kad užmiegant prie krūties. Nes užmiegimas prie krūties yra toksai tarsi, aš galiu užmigti labai komfortabiliai prie krūties, net ir dar nebūdamas visai pavargęs, nes aš ten buvau, man ten šilta gera ir aš užmigau, ne? Tai vėlgi gali būti, kad reikia trupučiuką ilgesnio būdravimo, kad daugiau to nuovargio būtų. Tai jau tada iš karto, sakau, jeigu po 4-5 vakarų verksmas tikrai toks pats intensyvus, jūs nematot, kad kažkas tai, šiaip jau net sakyčiau, po kokių įprastai, 3 vakaras mes jau pajuntam smarkų gerėjimą. Turiu omeny, kad jau pradeda darytis verksmo gerokai mažiau. Ir jeigu jo nepradeda, kai 3, 4, jau 5 vakarą, tikrai klausiam, galvojam, eksperimentuojam, galbūt reikia kažkur tai kažkokių tai pokyčių. Tai žodžiu, stebim savo vaiką. Jeigu mums tinka, netaisom to, kas nesulūžė, o jeigu jau nebetinka, renkamės iš to, kas primtiniausia mums, mūsų šeimos situacijai šiuo metu, sąlygoms ir bandomės. 3-4 vakarai, jaučiam tinka, netinka. Taip, jeigu tai krachas, tai tada rašom tau. Jo, ir kas dar yra labai svarbu, tai iš tikrųjų, atrodo, kad kai mes norim daryti pokyčius, mums reikėtų ten skaityti arba domėtis, tai apie miegą. Ne, mes kažkokiu ieškom straipsnių. Aš labai gerai atsimenu, kai aš pati ieškodavau ir atrodydavo jau ten, jau šitas pagal taitlą, tai tikrai turės man tą atsakymą, ne? 10 būdų, kaip pagerinti. Mano vyras labai ant šitų visų straipsnių pyksta, sako, aš padariau visas 10, padariau, tamsu, tylu, šilta, ko jūs dar išmaudžiau ten, paskaičiau, ko jūs dar norit. Jo, nes gali būti, kad tie 10 netinka tavo kūdikiui. Ir kad priežastys yra visai kitos. Tai man visą laiką, tai apie ką norėtųsi labai patart mamoms skaityti ir klausyti, tai va tas ir pokalbis mano su Marian Rose ir daugiau klausyti būtent apie vaikų emocijas, kad ir apie patį suvokimą, kaip smegenis, kaip kas veikia, vietoj to, kad tik tai nueiti į tuos miego patarimus, tokius, kad tik tai griežtai apie miegą. Ir kas būtinai yra svarbu, tai yra tikrai atsisakyti savo į klausimą, o kur mano tai yra komforto riba? Na, tarkim, kas man yra svarbu? Nes, sakysim, gydytojai, kurie rekomenduoja, taip pačioje Amerikoje, palikti vaikus extinction metodas, arba tas tikrasis cry it out, uždaryti duris ir palikti, jų orientacija yra į tai, kad mama galėtų išeiti į darbą kitą dieną. Na, bet apie vaiką toje vietoje niekas labai negalvoja. Bet jeigu mes galvojam apie vaiką ir mums svarbu yra saugus prieraišumas, mes einam su visiškai kitais metodais. Ir tai yra labai svarbu, bet tai nereiškia, kad mes einam su tuo, kad jeigu man svarbu prieraišumas, tai aš jau tada visiškai, oi, Adomai, labas, kokia. Tokia graži šypsena, klausyk, manęs jau niekas nebematys. Nukonkuravai. Nesori, čia taip fainai. Kuku. Bet nenueinam irgi į kitą kraštutinumą, kur mes sakom, man svarbu vaiko poreikiai, man svarbu vaiko saugus prieraišumas. Tai reiškia, aš uždarau save ir savo poreikius, tiek fizinius, tiek emocinius kažkur į spintą, ir mes kaip nors iškentėsim. Tai kentėti irgi nereikia. Ta prasme, nedasivarykite iki to, kur jau jūs jaučiat, kad aš lipu per save, kur jau aš einu per tai, kad jau viskas. Mes turim svarstyklės. Visą laiką mes turim turėti svarstyklės. Tiek miege, tiek ir visose kitose temose. Tai va. Ne? Pritarėt. Mes pritarim. Tai man atrodo, kad kas dar turbūt yra svarbu, tai tikrai
jo, tas informacinis burbulas, jį išsivalyti nuo tų patarimų, kurie mus kažkaip tai nekaip veikia. Žinai, aš tai sakyčiau, net nebūtina išsivalyti, kartais įdomu paskaityti Sakai? įvairias nuomonės ir pozicijas, bet nepriimti kiekvienos nuomonės ir pozicijos kaip grinos ir vienintelės absoliučios tiesos, nes jos tiesiog nėra. Taip. Nes jos tiesiog nėra. Ir mes turim nepamiršti, kad, ta prasme, aš pati esu miego specialistė, tai gal keista girdėti tai iš mano lūpų, bet miegas, kadangi jis yra toks svarbus mūsų bazinis poreikis, su miegu yra labai lengva, iš tikrųjų tai yra visa miego industrija. Jeigu mes kalbam apie miego konsultacijas, tai yra visa didžiulė miego industrija. Ir tokie įrašai, kaip pavyzdžiui, nežinau, jeigu jūsų vaikas 6 mėnesių dar neišmiega per visą naktį, jums būtinai reikia šito kurso arba jums būtinai reikia šitos konsultacijos. Supraskim, kad tai yra marketinginis dalykas. Tai nėra nukreipta į tai, kad jūs kažką arba su jūsų vaiku kažkas yra blogai, bet tai yra bandoma jums įteikti, kad su jūsų vaiku yra blogai tam, kad jūs išleistumėt pinigus. Tai va čia yra labai svarbu šitą pagauti, kad kartais, kalbant apie miegą, mes labai dažnai galim rasti tokių labai griežtų teiginių, kurių tikslas ir yra sukelti jums tą jausmą, kad pas jūs yra kažkas blogai, tam, kad jūs išleistumėte daug pinigų. Būtinai privaloma vystyti, būtinai privaloma ten kažką, ar ne? Taip, tikrai taip. Tai va, arba būtinai privaloma, nežinau, jūsų kūdikiu jau 8 mėnesiai, jūs jau pavėlavote į savarankišką miego mokymus arba dar kažką. Niekur jūs niekada nepavėlavote, viskas ateina savo laiku, tada, kada mama pasiruošusi, tada, kada kūdikis pasiruošęs. Net sakyčiau, svarbiau yra mamos pasiruošimas, tas tikras toksai žinojimas viduje, kad man tikrai reikia pokyčių. Ir kad mes turim suprasti, kad tiek metodų yra skirtingų, kiekvienas kūdikis yra labai skirtingas, kiekviena šeima yra labai skirtinga. Ir tikrai neužsiciklinti ties kažkokiu teisingiausiu metodų, nors kiekvienas iš tų metodų save vadina teisingiausias. Teisingiausias yra tas metodas, kuris veikia tavo ir tavo vaikui. Tikrai taip. Keista, ne? Visai nepardaviau turbūt ne vienos miego konsultacijų. Netoks šiandien buvo tikslas. Šiandien buvo tikslas mamų ramybė ir vaikų. Iš tikrųjų. Man turbūt, žinok, yra geriausias komplimentas, kai po konsultacijos mama tarsi susidėliojam, kokius akcentus perėjom ir atrodo, tarsi pagrindinė išvada yra nedaryti jokio pokyčio. Mama sako, man taip palengvėjo po jūsų konsultacijos ir aš taip nusiraminau ir man tai yra, žinok, visą laiką geriausias komplimentas ever. Nu, va. Tai labai smagu, kad tu tokių gauni, linkiu gauti ir daugiau, kad visoms mamoms ateitų ta ramybė vienaip ar kitaip, ar per konsultacijas, ar per teoriją, ar per praktiką, ar per tiesiog neklausimą ir nežiūrėjimą ir neskrolinimą, visaip kaip. Gal kartais per mūsų naujienlaiškius? Gal šitas pokalbis atneš bent kropelę, daugiau ramybės ir jau mūsų darbas bus padarytas. Tai kągi, man atrodo, kad šiandien mes apžvelgiam... Oi, mus išjungs. Adovai, neišjung dar mūsų, mes jau norim atsisveikinti. Ir šiandien mes turbūt jau apžvelgiam viską, ir taip pokalbis gavosi pakankamai ilgas, nes tikrai tema aktuali. Parašykit mums, kaip jums susiklausė, kokie klausimai kilo. Ir mes galbūt apie tai pakalbėsime kitose pokalbiuose. Adomas jums atrašys. Adomas jums atrašys. Super, o šiandien mes atsisveikinam ir iki.